Tai sveiki sugrįžę į trasą, sveikinu ir save, su pagaliau vėl drifte. 26 metų drifto sezonas prasideda nuo Drift Matsuri, driftiškėse, Kuršėnuose esam. Labai dėkoju visiems, kurie prisidėjo, kad bolidas susirinktų. Linas Navickas davė MG detalių, Vaškelis, mano meisteris, surinko, sureguliavo, padarė. Ir turime dabar šitą gražuolį. 6,2 litro, AMG variklis, 500 arklio galių. Žodžiu, manau, kad laukia smagi diena. Važiuosiu po ilgos pertraukos, tai manau, kad bus viskas dar smagiau, daugiau adrenalino, daugiau rankų drebėjimo. Žodžiu, bus labai smagu. Tai labai džiaugiuosi, kad čia esu. Labai ačiū visiems partneriam, kurie prisideda, kurie važiuoja kartu. Car Vertical, Hado.lt, Omber Group ir visi kiti. Ačiū visiems ir važiuojam. Tiesa, noriu parodyti, kad viskas vyko kaip visą laiką, kaip studentas, paskutinę naktį ruošiesi, tai vakar 5 valandą nuvažiavau pas Imbrą su baisia mašina po žiemos. Imbra nuplovė, Imbra kolektyvas, pats Imbra Vokietijai. Žodžiu, nuplovė, labai ačiū jiems ir automobilį apklijavo. 9 valandą išvažiavau jau su automobilio dizainu. Visiškai kitas vaizdas, labai ačiū jiems. Pažiūrėkit, koks greitas ir geras efektas įvyko. Ir ką, toliau užsidėjom ratlankius, nusipirkom sestino padangas, susireguliavom važiuoklę ir pabiškai modifikavom priekinę važiuoklę. Turėtų dabar dar smagiau valdytis, pažiūrėsim, iš tikrųjų netestavom, nebuvo kur. Bet žinom, kad po šito upgrade'o yra geriau. Vaškelis tai pasidarė savo mašinai, sakė, reikia padaryti būtinai ir tavo mašinai. Toliau, žodžiu, grįžau naktį, turėjau persireguliuoti sėdynę pagal save, susiverš bodykitą, nes tik buvau prikabinęs, tai susidėjau, žodžiu, bodykitą tvirčiau, kad viskas gražiai laikytųsi, pasikeitėm tepaliukus. Reiškia, vyksta paskutiniai patepimai, o patepimui reikalingas yra geras tepimas. Žodžiu, pasiriausias bet kokio atveju dalykas yra, kad tarnautų variklis. Tai naudoju Hado alyvą 1060 ir šiaip yra atnaujinta. Čia netgi galima matyti, kaip atrodo cilindros sienelės prieš naudojimą ir po naudojimo. Žodžiu, nors šiaip motoras važiuos 4 sezoną šitais jau. Tai alyvą gal keisim netgi dažniau biškelį. Tai gerai, kad turime partnerius Hado ir pilame Hado. Tai pasikeitėm tepaliukus, Hado 1060 supylėm, žodžiu. Viskas dabar gražiai dirba, puikiai dirba, žodžiu, viskas nuostabu. Liko tik važiuoti ir mėgautis. Važiuoja, ne? Ne tas pirmukas, ne tas. Varysiu antru iš vietos, iškart, kad nejung pavarų, kaip su automatu. Nebent kokį pusašį gal reikia pasaugot. Davai, pasaugas, kad nebaig dienos iš karto.
ką, grįžom grįžom, nes yra daug labai emocijų ir dėl to stringa nežodžiu. Bet šiaip viskas labai smagu, automobilis važiuoja gerai, viskas gerai. Kažkokių niuansų jaučiu, kurių norėčiau biškį pamodifikuoti prieš varžybas būsimas, kad gerai, kad be paslapčių būtų, tai šaučiu, kai pilnų kampų važiuoju, vairas dreba ir sakė, šalia važiuojantis asmuo važiavo Ignas Urbanavičius, kad kai aš į pilną kampą atsistoju, man ratas nesustoja suktis, nors aš stabdžio nenaudoju. Tai reiškia, lokina biškį ratus, tai gal reikėtų biškį plačiau pasidaryti. Žodžiu, matysime viską labai gražiai, kai grįžtime į garažą, ar vidinė dalis ratlanką nuėst ar ne. Bet žodžiu, šiai viskas good, važiuojam, nekaistam, vairo stiprintuvo biškiukas skystis išbėgo, žodžiu, dėjom biškį didesnį bakelį, pripylėm pilno, tai gal biškį buvo per daug skysčio, kai važiuoju pilnu kampu, tai natūraliai biškį įstumė perteklių. Tai žodžiu, viskas yra labai gerai, mašina laiko gerai, nuotaika gera, oras netgi geras, sakyčiau, nes yra ne per karšta, ten smagu važiuoti. Tai va, kol kas labai labai gerai. Problema yra va čia, kad dalis jo yra ten. Oi, blemba. Bet tai aš manau, kad to eros vyrukus pakrutinsim, jie pagalvos ir padarys. O klausyk, kad stuktelėjai kažkur, ar... Į mane atsiremia. Nu. Ir taip švelniai, žinai, žiūriu, galvo, kad, tipo, svarbu, ne iš čia būtų. Kažkaip patraukė taip, žinai, buvo. Žiūriu, kas čia, karočiui, nulūžė. Biškis suvedimas pabėgo. Ir galvo, po smūgio kažkaip nebėgo. Igoris suvedimą pametė. Kai aš taip darau, tai man taip nesigauna. Man irgi, aš pirmą kartą gyvenimą daliau. Nu ką, spėkit, kur aš atsiradau. Pas Igną. Gal kokiam prekybcentrį? Tai va, viržiuosi diržus. Pirmą kartą mane Ignas vežti taksi. Gal ne paskutinė? Bet kai man patinka kilimai, viskas. Aš stengiuosi ją išlaikyti tokią tvarkingą. Ir į parduotuvę? Kondiskė yra. Jo, sakau, ir į parduotuvę, ir į trasą, visur. Klausyk, o tai buvo Arbegas šovęs, kad restauruota? Davai netikrinam per karvertį gal. Pridėk rankytą to. Ignas demonstruoja komplektaciją. Gal parduosiu pagaliau. O, veikia. Vienai palaikymą valų. Sidėjai.
nežinau, kas čia buvo. Nieko nesimato. Smirda. Bet belia kaip greita mašina pas tai. Eik tu. Aha, žiauriai greit važiuoja. O man visą laiką atrodo, kad žiauriai lėtų. Belia kaip gerai. Ir taip lengvai tau belia kažkaip. Ir su 265 padanga. Tu? Normaliai. Gerai. Pirkit iš Igno Drift taksi. Arba mašiną. Antras raundas. Įsisiubavo vakarėlis. Tu leidi, seni. Aš leidžiu. Wow. Wow. Eina, savo, čia taip visi semi pravažiuoja. Žinau, aš nevažiuoju su jų. Visi varžybas važiuoja. Be šansų, aš tai taip tikrai nevažiuoju. Eik, tu savo. Ir pas tai dūmų yra pas mane. Kantė arkliai. Ne ant kamerą. Repetavom dainą. Pasirepetavom visada pliuse. Žodžiu, gerai pralekėm. Eik tu savo, kaip jisai važiuoja. Ai, nu, taip va. Nu, tai va, tai matos. Maladės. Važiavai tu su Drift taksi? Ne. Belia, kaip jis leidžia? Bijau. Man baisu buvo tikrai. Bet pralekėm, jis sako, man baisu buvo. Sako, man irgi. Ai, tu savo. Na gerai, smagu. Einam toliau pramogauti. Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Taip ir šitas bolidas. Būdamas bolidas turi savo istoriją, nes įvedus VinKodą Car Vertical galima matyti, kad kažkada šitas automobilis buvo su vairu dešinėje. Tai buvo 2 litrų dizelis, 130 kW. Automobilio 21 metais rida fiksuota virš 200 000, labai stipriai virš 200 000 iš tikrųjų. Ir būtent 21 metais automobilis buvo daužtas į galą Anglijoje. Po to daužimo automobilį nupirkome, parvežėme į Lietuvą, iš jo padarėme bolidą. Ir kaip dabar Hebras sakė, ne tik 21 metais buvo daužtas į galą, bet ir 26 buvo galą, nes šiandieną būtent buvo vienas krešas į automobilio galą. Žodžiu, norėsi sužinoti bolido, automobilio, motociklo, VinKodo istoriją, tai tikrinkite tą VinKodą per Car Vertical, o su mano nuolaidos kodu jūs galite gauti net 20% nuolaidas savo ataskaitai. O dabar toliau einam remontuotis. Iš tikrųjų tai buvo iš kito automobilio biški smūgis į galą, dužo žibintas, nuskrido buferis, tai biški paplevesojo, bandė nepasiduoti, bet pasidavė po persimetimo ir vienos traukės galinės varžtos nulūžo. Tai labai gerai, kad netraukė palinko, nes nei suvedimo nepametėm nieko, tiesiog išgręžta buvo skylė, iškrito senas varžtas, seni varžto likučiai, gavom kitą varžtą, pasiskolinom, ačiū, kas paskolinat. Ir žodžiu, automobilis vėl yra ready, važiuos, be galinio buferio, bet bus mažiau, kad sulaušyt. Bet kuras baigėsi. Jau šiandieną, man atrodo, 80 litrų sudeginau. Tai visai greitai.
bijau, kad kada nors pasakysiu, kad pavargau driftinti. Iš tikrųjų, mašina dabar užkurta yra beveik 8 valandas. Tai gerai, aišku, kad esam su Igoriu. Plius buvau gavęs baną. Ačiū Linui, bet šiaip gerai suveikė. Tiesiog daviau pitose daug gazo tikrai ir greitai pralėkiau, tai už tokį kaip greičio viršymą gavau 1 valandos poilsio pertraukėlę. Ir jinai visai gerai suveikė, nes dabar patikėkit, po pitus taip ramiai važiuoju, niekur neskubu ir galvoju, kur čia nuskubėsi. Tai žodžiu, saugumas aišku numeris 1, tai viskas gerai. Tai tik tai kurą pilam, važiuojam ir viskas, nežinau, džiaugiamės, labai viskas nuostabi. Šiaip afikiena mašina, aš dar Hebra nei vieno komplekto padangų nepakeičiau. Su naujom vienom atvažiavau, tai įsivaizduokit, 500 arklių, aišku, kokia gera danga, aišku, trasa nėra greita, bet idealiai pramogauti. Benziną sudeginsim kokį 130 litrų, tiek, kiek turim, turbūt tiek ir sudeginsim ir viskas. Žodžiu, nuotaikos geros, biški pavargau. Iš tikrųjų, gal dėl to, gal nevalgiu šiandien nieko, ir tu nevalgi nieko. Ir reikėtų, pavalgyti. Tai žodžiu, yra žmonių, nuotaika gera, viskas smagu, lietus neužlyjo, drift taksi, Hebra važiuoja, tai suvežu dabar dar 3 žmonės, nes pažadėjau ir eisim valgyti, duosim Igoriui važiuoti. Happy customer. Važiavam toliau, pramogaujam, mašina veikia, visi dirba, benzino yra, tepalo spaudimas yra. Svarbiausia, balsas užkimęs, iš tikrųjų peršalau, šalta. Pirmą kartą važiuosi? Jo. Labai gerai. Ką, pirmas blinas. Žodžiu, šiaip ir vežiau keleivę, kur irgi pirmą kartą važiavo, tai pirmą kartą ir į avariją papuolė. Labai gražiai važiavam su Ignu Klimavičiu, iš tikrųjų labai puikiai pažįstu. Aš, kai važiavau Lietuvos čempionate, tai mes kartu važiuodavom, tai žodžiu, labai seniai geri bičiuliai. Ir aš žinau, kaip jisai važiuoja, tai pasitikėjimas buvo maksimalus, aš čia labai gerai užrėmiau. Bet ką už paskui mane darė, nežinau. Žodžiu, priekiu kažkaip trenkėsi man iš šoną. Žodžiu. Gal žmogui paspaudė stabį, nustumė priekį, nežinau. Tai žodžiu, bet svarbu, važiuoklės nepažydėm, o kėbulas yra, nėra bus. Viskas, važiuojam toliau.
Žodžiu, važinėjom toliau. Galvojau, kad driftas vyks iki 9, pasirodo vyks iki 11. Tai kadangi 103 litrų jau sudeginom, Igoris nuvarė, dar nupirko 55 litrus benzo. Tai 185 šiandieną mūsų bagažė, bet gal neišnaudosi viso. Žodžiu, kol važiavau, gavau iš šikną. Ten yra pirmukas, kurio priekis buvo šiknoj. Bet čia. Nu ir va toks jau vaizdelis. Manęs niekas šiandien neliečia su ratu. Mane bando paliesti su radiatoriais. Nesuprantu, kodėl ne taip remia, o taip mane remia. Na, bet žodžiu. Tai va, toliau pramagavom. Man svarbiausia, kad ne į važiuoklę. Dar labai svarbu, kad Fuel Suspensionus užsakėm, bet nespėjo ateiti iki šito renginio, nes jeigu būčiau sulankstęs Fuel Suspensionus šiandien, tada turbūt lydėčiau dabar. O čia viskas gerai. Tai kol daužo lonžeroną, tol gerai. Lonžeroną labai paprasta sutvarkyti, pavyzdžiui, nupjauti. Tai va, kol kas tokias tokelės. Mašina važiuoja, pilam benzą važiuojam. Viskas. Taip yra, kad jau supranti, kas... Gerai, kad diagnostika pralikė. Gerai, tik su tokiom bėdom mašina gyvena. Tai buvo atsisukę ratai. Igoris pralikė, sakė, build klibo vyksta darbai. Žodžiu, vežiau moterį drift taksi, tai jinai pirmą kartą važiavo ir net stojant eilė, kur šuos gavom, tai žodžiu, pravežiau pirmą ratą ją ir sakau, aš labai atsiprašau ir tipo, gal nebenori daugiau. Sako, ne, aš tipo, norėjau, kad 2 kartus pavežtum. Sakau, jo, aš tiesiog galvoju, gal jūs nebenorit, nes ant tiek neįdomu. Sako, ne, man labai patinka. Sakau, gerai, tai tada pavežys 3 kartus. Tai žodžiu, bet nu dabar gas atleidęs laikau taip iki 0 ir va taip pukš taip paliečiu, kad kažkaip tą sukibimą generuoti ir tą sankavą vis taip toksai žaidimas. Žodžiu, įsidirbinėjimas, nesąmonė, bet važiuojam toliau. Šiaip tai gerai man, visai būsiu pavažiavęs ir su tą mašiną ant šlapio. Pajutau labai, kad priekinės padangos ant šlapio turi tikrai mažiau sukibimo negu galinės. Dėl to man priekį nori visą laiką stumti. Turiu biškį kampą važiuoti labiau. Nu, šačiu. Kažkaip eksperimentuoju, bandau prisitaikyti prie situacijos. Ačiū.
nežinau, iš tikrųjų įdomu būtų sužinoti, kiek kilometrų yra nudriftinta. Šiaip, man atrodo, Linas yra man sakęs, kai buvau podcast'e, kad 107 kažkas nuvažiuoja per vieną dieną. Čia, tai manau, kad kokį 100 tada tikrai nuvažiavom. Bijau kažkiek per daug sakyti, bet tikrai belė kiek nuvažiavom. Tai tiek nudriftinom. Tai dabar benzo yra, mačiau, 40% likutis pake. Tai jau skaitė, kokį 100 šiam pakūrėm. Tai va, bet čia viskas labai dabar lėtai, labai netai tamsu ir pavargau, ir akis pavargo, nemato. Iš tikrųjų galėtų jungti trasoj prožektorius, gal to ir jungs. Šiaip ką tik šaudė ferverk, kaip gražiai atrodė. Nufilmavai, kaip šaudė ferverk? Žiauriai gerai atrodė, tai pamatysit, kaip gerai atrodė. Tai ferverkas žiauriai patiko, dabar tikiuosi jungs prožektorius. Vietomis jau jaučias biški pradžiuvo, jau biški traukia mašiną. Tai manau, kad koks pusvalandukas prapūs, nuo duslintuvų pašils ir gal bus galima vėl pagazuoti. Žodžiu, dar turime valandą laiko gazacijos. Bandysim turbūt ir dar važiuoti. Aš nežinau, kiek galima važiuoti, bet jau kad ką žinau, tiek valandų driftinta, tai reikia varyti iki galo. 12 valandų pašiat. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū mašinai, kad važiavo. Buvo šiaip fucking gera diena, žiauriai gera diena, buvo smagu pasivažinėti, pagaliau pavažiavau su šitu bolidu, žiauriai geras bolidas. Man jį reikia daugti, tai bus darbo, laukia įdomus sezonas. Šiaip superinis renginys, ačiū Linui Ramoškai, nuostabus darbas, tikrai gerai dirba savo darbą ir malonu būti čia. Labai malonus stafas, geras maistas. Žodžiu, atvažiuokit, nepraleiskit kitą kartą Drift Matsuri, tikrai geras renginys. Ir kitame Matsurėje tikrai irgi pasimatysim. O dabar už 2 savaičių važiuosim į Klaipėdą į pirmą Lietuvos driftingo čempionato etapą. Ir paspauskit like, padarykit share, paspauskit subscribe ir galit mane pasiekti Instagrame. Ačiū.